Sveiki, šiandien turim pirmąją diskusijos formato laidą. Su manim šiandien kartu kolega Karolis. Tai Karolis yra mūsų testavimų ekspertas, tikrai labai puikiai žinantis tiek ir tripod metodiką, tiek ir iš psichologinės pusės testų panaudojimą. O aš jau 14 metų dirbu su atrankomis. Kaip ir labai susiję dalykai, bet kartais jie laikomi gan skirtingais. Ir sako, kad jeigu tu darai atrankas gerai, moki vesti pokalbius, gal čia tų testų nereikia. Kiti sako, kad tik tais testą pamačius gali viską nuspręsti apie žmogų. Žodžiu, yra tikrai labai daug įsivaizdavimų, kaip tie testai naudojami atrankose. Tai kažkaip ir norisi šiandien trumpai apie tai pasišnekėti, apie tas dažniausiai pasitaikančias situacijas ir panašiai. Tai Karoli, nežinau, nors gal pradėti nuo šiaip bendro labai klausimo, tai ką tu veiki, kaip tavo ta kasdienybė atrodo dirbant su testais? Nu tai kaip ta kasdienybė? Kasdienybė tokia, kad sėdžiu prie kompiuterio, žiūriu ekraną ir laukiu, kada klientai paprašys kokį testą atlikti. Tai klientai dažniausiai savarankiškai atlikinėja kažkokias tai atrankas ir kai jau turi išsirinkę 1, 2, 3 ar panašiai kandidatus, kurie atrodo jam pakankamai perspektyvus, jie nori dar juos, kaip sako, giliau patikrinti šiek tiek. Nes jie dažniausiai, kai daro atranką savarankiškai, tai dažniausiai interviu daro, bet per interviu ne viską apie žmogų gali sužinoti taip jau giliai, sakykime, o asmenybės ir gebėjimų testai jie leidžia jau šiek tiek labiau, kaip sako, pačiupinėti žmogų. Tai dažniausiai jie tada manęs paprašo, sako, gal tu gali dar juos pratestuoti, ir tada bus aiškesnis jau vaizdas, kuris tinkamesnis, kuris mažiau tinkamas ir panašiai. Tai kaip tas procesas tada, sakykime, atrodo, jau įmonė, klientai ar ne, tai sakykime, įmonė kažkokią samdanti, turi kandidatus, jie būna pasidarę pokalbį dažniausiai ir jau tada perimi tu. Kaip tas procesas toliau dėliuosi? Taip, dažniausiai taip. Jie paprašo manęs, kad padaryčiau testą, aišku, jie turi susitarti su kandidatu, ar jisai sutiktų daryti tokius testus, ar jam viskas su to gerai. Ir jeigu žmogus tikrai sutinka, tai tada aš jau susisiekiu su kandidatu, viską susiorganizuoju, atliekam testus. Po testų mes susitinkam paskui su to kiekvienu testuotu žmogum kandidatu ir aptariam rezultatus, įsigilinam. Jeigu yra kažkokių vietų, kurios netitinka, tai ką rodo testas ir kaip žmogus pats apie save galvoja, tai mes aišku jau tada išsiaiškinam. Ir jau tada aš turėdamas tokį bendrą vaizdą, kaip pasakyti, ir įsigrynintą vaizdą po pokalbio su žmogum, jau grįžtu pas klientą ir tada pristatau ir rezultatus, ir savo įžvalgas, ir kiek tas žmogus galėtų, tik negalėtų. Ir dažniausiai būna du aspektai. Vienas aspektas tai kiek žmogus gerai atliks funkcijas, o kitas aspektas kiek žmogus bus patenkintas tuo darbu, kurį dirba, nes tie dalykai yra labai svarbus. Nes kitą kartą žmogus gali ir gerai atliks funkcijas, bet jeigu jis bus nepatenkintas, tai jis po kurio laiko norės išeiti iš to darbo, ar ne? Tai tas nėra gerai. Ir atvirkščiai, kartais būna žmogus gali gerai atlikti funkcijas, bet jisai, pavyzdžiui, gali nesutart su kolektyvu ar panašiai, ir kitokių problemų gali atsirasti. Ir mes čia sakom testai, kaip čia pasakyti, daugiskaita ar ne, bet vis tiek yra dažniausiai naudojami testai, tai kokius dažniausiai tu juos tos naudoji? Dažniausiai tai partneriai ir klientai užsako 2 testus, tai asmenybės ir gebėjimų testą, komplektą vadinamą. Taip, kad darytų atskirai po vieną testą būna labai retai, nes 2 testai jie daug geriau parodo apie žmogų. Daug aiškiau galima suprasti tam tikrus jo, kaip pasakyti, profilio aspektus, negu atskirai daryti. Tai tie 2 testai dažniausiai, o paskui karts nuo karto dar būna ir papildomi testai, kaip pavyzdžiui, sakykime, norint patikrinti žmogaus tikslumą, galima daryti vizualinės informacijos supratimo testą. Jeigu norima patikrinti žmogaus kažkokius jau gilesnius erdvinius, sakykime, gebėjimus, tada dar specialūs erdviniai testai, bet čia tokie retenybės tokie testai. Daugiausiai tai yra asmenybės ir gebėjimų testas. Toks komplektukas. Ok, tai sakykime, paimkim standartinį pavyzdį, ar ne, asmeninių savybių ir protinių gebėjimų testai. Tai yra tas dažniausiai taikomas derinys, tokia jau klasika tapusi iš tikro ir ne tik tais Lietuvoje, bet ir, sakykime, globaliai atrankose. Tai protinių gebėjimų testas rodo ten tam tikrus gebėjimus, mokymosi greitį, tikėtina yra susijęs su naujos informacijos priėmimo, apdorojimo, ypač iš techninės pusės, jeigu tu nori irgi pasižiūrėti, kaip žmogui kažką tais naujo pavyks įsisavinti arba tenais galbūt iš kalbinės pusės. Asmeninių savybių testas iš kitos pusės jau reikalauja daugiau interpretacijos. Čia nėra tik tais juoda arba balta, sakykime, kad yra
nežinau, vienos savybės visą laiką visur yra tinkamos, visą laiką yra tie pliusai minusai, ar ne? Visgi, kai tu šneki su samdančiais vadovais, yra tam tikri atsikartojantis dėsningumai, ką labiausiai nori įvertinti vadovai, ar ne, kurių tų savybių dažniausiai ieško ar nori jas kažkaip pamatuoti. Kokias tas savybės dažniausiai nori iš tikrųjų matyti vadovai, ką jie nori su testais patikrinti. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kad tiek vadovų norai, ką jie nori patikrinti, tiek ir moksliniai tyrimai, jie labai panašius dalykus akcentuoja. Tai moksliniai tyrimai sako, kad geriausiai 2 yra savybės, kurios gali prognozuoti sėkmingumą darbe beveik visose srityse. Tai yra žmogaus atsakingumas, sakykime taip, ar ne, tai viena savybė, ir kita savybė žmogaus emocinis atsparumas. Tai vadovai irgi dažniausiai žiūri į 2 šitas savybės, aišku, pirmoji vieta vis laik būna atsakingumas, ar ne, jie nori patikrinti, ar žmogus, rimtai žiūrės į darbus, ar bus kruopštus, ar nebus toks, kurio negalima pasitikėti, sakykime, ar ne. Ir taip pat į tą jautrumą, nes dabar mes gyvenam laikais, kai yra daug konkurencijos, daug visokių tokių, stresinių, sakykime, situacijų, ar ne, tai jeigu žmogus nelabai lengvai gali jas atlaikyti, tai irgi, jeigu tai yra sudėtingesnė kažkokia funkcija, darbinė funkcija, tai gali jam iškilti kažkokių sunkumų, ar ne? Tai va šitas 2 savybės labiausiai žiūri - atsakingumas ir emocinis stabilumas. O kitos jau yra situacinės. Vieni, pavyzdžiui, nori, kad būtų žmogus labai draugiškas, sakykime, nes nori, kad kolektyve gerai pritaptų, kiti nori kaip tik, kad būtų, sakykime, toks griežtesnis, nes pavyzdžiui, kokiam nors statybų sektoriui reikia griežtumo, reikia ten ir nusikeikti, ar ne, ir panašiai. Tai čia jau priklauso nuo specifikos, bet tos 2, emocinis stabilumas ir atsakingumas, tai dažniausiai per visas eina. Ir dabar tau šnekant iš vienos pusės irgi pagalvojau, kad šiaip labai daug ką tu gali pamatuoti, ar ne, semistruktūruotų interviu būdų, tikrinant patirtį ir tais pačiais testais, visgi dalies dalykų, pavyzdžiui, tais pačiais testais tu pamatuoti negali. Ir aš iš karto mintyse jau galvoju apie, atsimenu net ir netaip seniai ten vykusius paklausimus, ar ne, iš vadovų, kai ten, sakykime, nori tikrai užtikrinti, kad ten žmogus bus motyvuotas, pavyzdžiui, ir ne kaip testų pamatuoti motyvaciją ir panašiai, ką iš tikrųjų labai sunku yra padaryti. Tai ar yra kažkokių savybių arba kriterijų, kurių visgi tu nepamatuosi, ar ne, tai įrankių? Taip, tai yra daug tokių žmogaus, kaip sako, psichikos komponentų, kurių tu ne tai, kad negali pamatuoti, bet jau reikia naudoti ir kitus instrumentus. Tai yra, pavyzdžiui, žmogaus nuostatos, ar ne, kokius žmogus įsitikinimus turi. Na, kaip pavyzdys, įsivaizduokime, mes asmenybės testą padarom ir matom, kad žmogus yra iššūkių kėlėjas arba, kitaip sakant, linkęs konfliktuoti. Bet jeigu tas žmogus, pavyzdžiui, nuo vaikystės turi tokią nuostatą, kad, pavyzdžiui, su vyresniais nesiginčijama, tai jisai bendraudamas su vyresniais gali visiškai neparodyti šitos savybės, ar ne, bet tik jisai pradės bendrauti su lygiaverčiai žmonėm arba jaunesniais, iš karto pradės konfliktuoti, ar ne, ir ten galbūt kažkokius negražius žodžius sakyti ir panašiai. Tai va čia nuostata, panašiai su įpročiais, ar ne, gali būti žmogus galbūt labai, pavyzdžiui, pedantiškas, ar ne, bet, jeigu jis turi kokį įprotį negerą ir jam tas įprotis, kaip pavyzdys, naktį jisai visą žiūrėjo televizorių, ar ten žaidė žaidimus, ar ne, ir ryte neįsimiegojo ir pavėlavo į darbą, ar ne. Tai vėlgi, pagal savybę jisai nėra linkęs vėluoti, sakykime, bet, tiesiog įprotis kažkoks jam sutrukdė. Tai va tokie dalykai, jų visų, aišku, neištirsi, ar ne, bet tam tikrus galima ištirti per kitus instrumentus. Bet, aišku, atrankose negali daryti 100 instrumentų, ar ne, žmogui, nes ir laiko kainuos, ir pinigų per daug, tai stengiamės daryti tik tuos svarbiausius. Tai yra asmenybės, gebėjimai, struktūruotas interviu ir dar taip pat tam tikrų darbinių užduočių simulacija irgi labai gerai padeda prognozuoti. Tai tokie 4 pagrindiniai, sakyčiau, instrumentai. Tai bet net ir visus juos naudojant, vis tiek mes 100%, aišku, nenuprognozuosim. Ar žmogus bus sėkmingas, ar jisai bus patenkintas ir ne. Bet jau labai reikšmingai, sakyčiau, 2/3 jau maždaug turim. O tą likusį trečdalį jau, kaip sako, kaip Dievas duos. Taip. Tai faktas, ar ne, kad kuo išsamiau, tai ta prognostinė galia visų tavo įrankių yra didesnė. Iš kitos pusės yra tas argumentas, kad vis tiek mes esam toj kandidatų rinkoje, ypač jeigu vertinam tas sunkiai užpildomas pozicijas, paklausęs, pardavėjų, pardavimų vadybininkų, finansų srity, buhalterių, inžinierių įvairių, ir tikrai visai lė kitų pozicijų, kurias tikrai, prisikalbint kandidatą reikia. Ir užnorinti jie kalbėtis dėl mūsų įmonės irgi taip pat reikia. Ir testas
na, yra tokia populiari nuomonė, kad neapkraukim kandidatų, čia yra papildomas etapas. Ką patys kandidatai apie tai sako, ar jie iš tikro mato tai kaip papildomą žingsnį, kur man čia reikės, kaip kabutėse sakau, gaišti laiką. Tai gal šitoj vietoje ir tavęs, Matai, galiu paklausti, kadangi tu jau daugiau nei 10 metų atrankose dalyvauji ir kaip pradėjote jas naudoti testus atrankose, tai vat, kokios reakcijos tu susilaukdavai, kaip kandidatai reaguodavo? Jo, tai ko gero čia gal ir galim tos du skirtingus palyginimus daryti, ar ne, kur, sakykime, mes, kai darom atrankas, mes tą visą procesą iš tikro kontroliuojam ir tikrai galim labai, kaip pasakyti, žinoti, kiek mes tų etapų sukūrėm. Tu, kai dirbi kartais su įmonėm, tai paveldi, kaip sakau, kandidatus, kurie jau galbūt ir kelis tos pokalbius praėję būna, ar jie net pavargę nuo to atrankos proceso, tai turbūt ir tos patirtys šiek tiek kitos. Visgi atrankose, ar ne, kalbant apie testus, apipalink, kaip mes juos pradėjom naudoti ir kaip kandidatai juos sureagavo. Tai ganėtinai ilgai mes dirbom tuo, kaip aš vadinu, standartiniu būdu, kad pirmiausia turim kandidatą, kuris iš interviu atlikto mūsų, taip pat atlikto įmonės samdančio vadovo pusės, turime tokį įvertinimą, kad kandidatas tinkamas, norim su juo judėti į priekį ir testas yra tarsi kaip paskutinė priemonė, kaip aš vadinu, lakmuso popierėlis, patikrinti, ir viskas, ką mes išnekėjom, iš tikro atitinka ir testo rezultatus ir tiesiog sakom, pataikėm. Ko gero pataikėm, galim su tom žmogum judėti į priekį. Tai testai būdavo finale ir iš tikro tokiu atveju, jau kai tu turi tikrai finalinį kandidatą, tai jau išskirtinai yra retas atvejis, kad žmogus kažką tais komentuotų, kad čia, dar kažką čia reikia padaryti man, ar ne. Dažniausiai jau vis tiek žmogus turi tos motyvacijos, jisai yra jau pasiūlymo gavimo stadijoje. Taip, dalis kandidatų, kaip sakau, eina iki galo ir sako, kad gausiu pasiūlymą, tada ir spręsiu iš tikro, bet vis tiek nemaža dalis kandidatų tikrai realiai svarsto tos pasiūlymus ir net neįtų iki pasiūlymo, neįtų į tuos kelis pokalbius, jeigu matytų, kad turbūt man čia yra neįdomu. Bet dabar galvoju, kelinti yra mūsų metai, turbūt galbūt jau kokie 5, kaip iš tikrųjų pergalvojame savo visą integruotų įvertinimo modelį, siekdami dar labiau padidinti tą procentą sėkmingų įdarbinimų. Ar ne? Mes kadangi duodam garantiją mūsų darbintiems kandidatams, tai ir jeigu tas kandidatas nebedirbs įmonėje ir turim daryti atranką iš naujo ir dar nemokamai turim ją daryti, tai aš kaip sakau, labai nemėgstam mes daryti darbą nemokamai, tai norim, aišku, pasididinti tą procentą, kur tikrai sėkmingi tie įdarbinimai. Tai įsivedėm interviu, dar prieš interviu etapą papildomą žingsnį, kad visus kandidatus protestuojam asmeninių savybių testu, kad jau interviu laikotarpiu, kai vyksta interviu, mes galėtume susijęti tam tikrus mūsų klausimus su tuo, ką pamatėme teste. Ir čia iš tikro buvo papildomas žingsnis. Tai buvo tikrai gan drąsus žingsnis ir labai daug mums klientų sakė, kad jūs užkraunat kandidatus ir panašiai. Bet įvyko iš tikro gan toksai netikėtas net paradoksas, kadangi matuojam tą kandidatų patirtį po pokalbių ar ne, po jų įvertinimų, mes prašome, kad jie atsilieptų ar ne, kaip jie vertina pokalbio kokybę, ar jie patys turėjo galimybę užduoti klausimus, ar jiems tai atrodė kokybiška, kas čia vyko ar panašiai. Tai paradoksalu, kad mes matėm net padidėjusią tą kandidato patirtį po to, kai įsivedėm testų atlikimą prieš interviu. Tai čia buvo pirmas tas niuansas. O antras niuansas, sakykime, žvelgiant į kandidatų, kurie atsisako skaičius, jų sudalyvauti atrankoje, jų nepadidėjo, ar ne, tas skaičius nepasikeitė. Tai tikrai tie žmonės, kurie svarsto tą pasiūlymą, tai jie tikrai ir atlieka tą žingsnį, juolab, kad jie gauna grįžtamą ryšį, tai jiems, iš tikrųjų, jie mato tai kaip vertę dažniau, ar ne, tai, o mes tai faktas, kad tą vertę mato. Nes tą procentą, kiek sėkmingų darbinimų turim, tai pavyko pakelti ten. Nežinau, turbūt, jeigu taip žiūrint per tuos 5 metus, tai va ten 3-4% augimas, kuris yra įvykęs, ten mes turėdavom ten 92% sėkmingumą iš visų įdarbinimų per metus, tai dabar, sakykime, ten būna 96-97 priklausomai nuo metų, ar ne, bet taip, tai yra susiję ir su atrankas atliekančių žmonių kompetencijos augimu.
bet, nu, tikrai matom, kad testai prie to prisidėjo irgi taip pat. Tai. Dar vienas, ko gero, labai aktualus dalykas šiais laikais yra, sakykime, dirbtinis intelektas, ar ne, kur turbūt nerasi srities, kurioje nepakalbėtum apie dirbtinį intelektą ir tai protinių gebėjimų testai, kadangi užduotys yra sprendžiamos su teisingais ir neteisingais atsakymais, ar ne, ten, pavyzdžiui, matematinis uždavinys kažkoks, ar ten loginis uždavinys, pavyzdžiui, išklotinė kokia nors, turi gauti atsakymą, ar ne, nu tai ir atrodo, tai kam, nu, kaip tu pamatuosi, kai žmonės naudoja tą dirbtinį intelektą ir testams visiems spręsta, kaip čia mokyklos egzaminus sprendžia su dirbtiniu intelektu ir panašiai. Nu, kokios priemonės nuo to apsisaugoti? Kad žmogus nesukčiautų per testą. Tai mes, kai darome testus, mes turime tokį procesą, kad stebime žmogų, kai jisai daro testą, jisai aišku daro prie kompiuterio kažkur internetu, tai mes stebim jį per kamerą ir taip pat žmogus būna pasidalinęs ekraną. Ar ne, tai mes matom viską, na, ką jis daro tam ekrane, jeigu jis eina į kažkurį dirbtinį intelektą, nu, tai mes aišku tą matom, ar ne, ir traktuojam tai kaip sukčiavimą ir panašiai. Tai tokiu būdu žmogus, na, kaip ir sukčiauti nelabai gali. Ar ne, bet būna aišku tokių instrumentų, vat, kaip ir tu sakai, AI sukurtų arba šiaip mėgėjų sukurtų kažkokių instrumentų, ar ne, jie dažnai patrauklus tom, kad būna nemokami arba pigesni negu tie moksliškai pagristi, sakykime, testai. Tai ten, aišku, žmogus savarankiškai atlieka tos testus, jisai gali ir pasukčiauti, ir gali dirbtinio intelekto paklausti, kaip čia atsakyti tą testą ir panašiai, ar ne? Tai apsisaugoti jau tada gerokai sudėtingiau yra. O kalbant, sakykime, apie tuos kitus testus, ar ne, ir va dabar, kaip ir tu minėjai, dirbtinio intelekto sukurtų yra sprendinių, nebūtinai dirbtinio intelekto, bendrai yra įmonių, kurios specializuojasi į tam tikros nišos kompetencijos įvertinimo, pavyzdžiui, techninių kompetencijų įvertinimas, arba kažkokie testai, kurie galbūt ten vertybės arba nuostatas tarsi matuoja ar panašiai, ar ne, tai, na, tas pasirinkimas yra gan platus, kaip aš sakau, užtenka pasigūglinti, pasiklausti ir tikrai gali pasimesti visame tame. Visgi, vertinant grinai iš metodinės pusės, kurie tie testai turi, na, tą tokią realią apčiuopiamą naudą? Tai tam, kad testų galim būtų pasitikėti, tai reiškia, na, kad būti užtikrintų, kad tai, ką matuoja testas, teigia, kad matuoja, kad tai yra iš tikrųjų, ką jis matuoja, tai turi būti testui atlikti, na, kaip sako, tokie testavimai, kurių metu patikrintas testų validumas, testų patikimumas, sudarytos norminės grupės ir taip toliau. Tai jeigu kažkuris testas turi visus šitus žingsnius praėjęs ir atlikęs tuos testavimus, tada galim pasitikėti. Jeigu ne, tai ne. Nu, tai labai paprastą pavyzdį duosiu per, sakykime, automobilį. Vat, įsivaizduokit, jūs perkate automobilį iš kažkokio žinomo gamintojo, pavyzdžiui, Volkswageno kokio nors, ar ne, ir tas automobilis yra pagamintas ir daug kartų ištestuotas. Na, padaryti bandomi įvažiavimai, ar ne, ten 100 kartų ar panašiai ir patikrinta, ar veikia, kaip pasakyti, stabdžiai, ar veikia posūkiai ir visa kita. Ir jūs tada jau galite užtikrinti pirk, žinodami, kad čia yra ištestuota. O dabar įsivaizduokit, yra kažkoks naujas automobilių gamintojas, jisai pagamina automobilį ir nei kart jo neišbando, ar ne, nepadaro ten 10 ar 100 važiavimų. Tai jisai galbūt ir veiks, ar ne, bet tai yra ir didelė rizika, kad gali kažkas neveikti. O gal neveiks stabdis, gal neveiks posūkis, gal neveiks dar kažkas, ar ne. Tai va, lygiai tas pats ir su testais. Tie dirbtinio intelekto sukurti testai arba mėgėjų sukurti testai, jie išoriškai labai panašus ir va, tuos profesionalius testus, bet jeigu jiem nėra atlikti psichometriniai tie vadinami patikrinimai, normos nėra sudarytos, validacijos. Taip, tai tada mes labai rizikuojam, nes gali būti taip, kad tas testas nelabai parodys tai, ką iš tikrųjų reikia parodyti. Netiksliai parodys. Kaip pavyzdys, gebėjimų testas, ar ne? Tai vienas iš reikalavimo gebėjimų testų yra, kad uždaviniai būtų ne per sunkus ir ne per lengvi. Nes jeigu uždaviniai bus per sunkus, tai niekas jų neišspręs ir negalima bus diferencijuoti, ar ne, kuris žmogus, na, ten gabesnis, kuris mažiau. Jeigu jie bus per lengvi, tai visi išspręs ir vėl neišeis diferencijuoti, kuris čia dabar geriau sprendžia, kuris mažiau. Tai jie turi būti vidutinio sudėtingumo. Bet kad įsitikint, kad uždaviniai yra vidutinio sudėtingumo, tu turi juos pateikti dideliam kiekiui tyriamųjų, padaryti tokį, sako, pilotinį tyrimą ir įsiaiškinti, ar jie tikrai yra vidutinio sunkumo. Tai va, tai tokius visus dalykus reikia atlikti. Tai reikalauja daug, aišku, investicijų, čia reikalauja ir įsilavinimo tam tikrą turinčių žmonių, ar ne, kurie išmanytų statistiką, būtų mokslininkai ir panašiai. Tai ne visi, kaip sako, instrumentų, kurie gali savo tą leisti, jo lab AI-us ar ne, jis negali savo tą leisti, tiesiog neturi tokių resursų pats iš savęs. Tai tokiais instrumentais už tai ir negalima taip stipriai pasitikėti, ar ne, kaip mes galim tais jau moksliškai pagristais. Tokiais kaip Big Five'os, kaip IQ testas, kaip Tripodo testai ir panašiai.
Tai čia psichologiniais, statistiniais terminais šnekant, apie tai, ką tu kalbėjai, tą vadinamą norminę grupę, irgi man kilo toks mintis palyginimo, ar ne, sakykime, kai būna kokie nors, tarkim, rinkimai ir iki rinkimų politiniai, ar ne, rinkimai ir iki rinkimų būna tos apklausos ir tikrai tu gali matyti, kad skiriasi ir taip drastiškai kai kurios skiriasi. Ir iš tikrųjų, ką tu klausi, tą tu gausi. Pirmiausia, ko klausi, tą ir norėjau pasakyti, nes jeigu tavo norminė grupė yra sudaryta iš tendencingai, sakykime, gabių arba panašių žmonių, ar ne, tai tu visiškai gausi kitokius rezultatus. Taip. Nes testų esmė yra kokia? Tu lygini, sakykime, žmogų, jo savybės, asmenės savybės arba protinius gebėjimus, ar ne su kažkokiu ten teoriniu modeliu, Taip. ne su 10, ten 6 yra patenkinamai, 7, ten neblogai, 8 gerai ir taip toliau, ar ne, bet tu lygini iš tikrųjų su kitais. Kad jeigu tu paimi kažkokią savybę, tu gali įsivaizduoti, kad kur tas žmogus stovi, jeigu visus sustatys meilę, pagal tą savybę, kaip stipriai jinai yra išreikšta, ar ne. Taip. Tai va ta norminė grupė iš tikrųjų, man taip kartais atrodo, kad gal net svarbesnis yra niuansas negu pats klausimas, ar ne. Ten tame klausime bus ten vienaip truputį tas žodis pasuktas arba kitaip, bet svarbiausia, su kuo tu lygini, ar ne? Tai va, o kaip yra tripodo atveju, ar ne? Kokios tos norminės grupės? Jo, tai tripodas jisai išsiskiria iš kitų, turbūt Lietuvoje, sakykime, tų įrankių, siūlomų tom, kad tripodas turi atskiras normas specialistam ir atskiras normas vadovam. Šiaip dauguma įrankių jie turi normas bendrai visiems gyventojams, ar ne? Pavyzdžiui, kad yra IQ testas, dažniausiai jisai būna, turi normas visiems gyventojams ir tu gali, žmogų lyginti su kitais žmonėms, taip labai bendrai, ar ne? O tripodo atveju tu gali lyginti žmogų, pavyzdžiui, su specialistais. Ar ne? Tai reiškia kvalifikuotą darbą dirbančiais specialistais ir žiūrėti, kaip jau jisai ten stovi lyginant su jais. Ar ne? Ir taip pat gali lyginti su vadovais ir žiūrėti, kaip jisai su kitais vadovais, ar ne? Ar jisai, sakykime, ekstravertiškesnis ar mažiau, ar jis ten logika stipresnė ar kaip tik silpnesnė, ir taip toliau. Tai leidžia, geriau suprasti, nes jeigu lygini tik su žmonėm, tai tų žmonių tarpe yra daug tokių, kurie iš vis galbūt nedirba ar ne, arba dirba nekvalifikuotą darbą ir panašiai, tai mažiau, kaip sako, mažiau tikslinė ta grupė, ar ne, su kuria lyginė. O čia specialistai, vadovai, tai tu iš karto gali geriau orientuotis, kiek tas žmogus, kaip sakant, atitinka tuos įprastą specialistą arba įprastą vadovą. Atrankose yra toksai juokelis, kad jeigu tu esi gan patyręs, ar ne, tai tu gyvenimo prašymą arba LinkedIn profilį šiais laikais, tai tu nuskanuoji ten per kelias sekundės ir įsivaizduoji, jau tau tas žmogus yra tinkamas arba ne, iš paprastų labai dalykų. Pavyzdžiui, tu matai pradirbimo vienoje įmonėje trukmę, tu matai, kiek iš viso tų darbdavių buvo, tu įsivaizduoji, kokio dydžio organizacijose žmogus dirbo, ar tu taip įsivaizduoji, ar ne, kad ten, pavyzdžiui, dirbo vidutinio dydžio versluose, tai tikėtina, ar nauja darbovietė turėtų būti vidutinio dydžio verslas, arba galbūt didesnė organizacija, dažniausiai, ar ne? Tai žodžiu, per tas kelias sekundės tu pasidarai tam tikras išvadas, tą pirmą įspūdį apie žmogų ir jau matai tau, jisai plius minus tinka ar netinka ir tada jau eini į gilesnį vertinimą. Ar kažkas tokio yra ir su, pavyzdžiui, asmeninių savybių testu, tu atsidarai ataskaitą ir iš karto gali perskaityti, su kokiu čia žmogum šnekėsi? Iš tikrųjų yra labai įdomus niuansai. Tai jeigu žiūrėti taip labai paviršutiniškai, tai taip užtenka ten 15 sekundžių, ten pusės minutės, kad maždaug susidarytum tokį bendrą supratimą, koks čia žmogaus profilis ir panašiai. Bet kartais būna tokių atvejų, kai žmogus, sakykime, parodo tokias nestandartinės savybės, ar ne, kurios nelabai dažnos, tai tada jau reikia, giliau pabandyti pasigilinti ir pagalvoti, ką dar reikėtų to žmogaus paklausti, kai su juo kalbėsios, kad išsiaiškinti. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu matai profilį, kad žmogus labai jautrus, sakykime taip, bet kartu ir labai iniciatyvus, mėgstantis rizikuoti ir imtis kažkokių, iniciatyvų, ar ne, ir tada kyla tokia biški priešprieša, jeigu žmogus labai jautrus, kodėl jis taip nebijo rizikuoti, ne? Ir tada jau norisi labiau pagalvoti. Bet dar kitas niuansas, kad
tas pirminis vaizdas, kuris susidaro apie žmogų, nebūtinai jis yra dar toks gilus ir tikslus vaizdas. Jau kalbantis su žmogum, tada jau galim daug dalykų įsikonkretinti ir jau daug geresnį vaizdą susidaryti. Ir man yra tikrai nekartą tekę susidurti su situacijom, kai aš pasižiūriu, man atrodo, o Jėzus, čia žmogus bus tikrai netinkamas tai pozicijai, aš pasikalbu ir mes, išsigryninam, įsikonkretinam ne tik apie savybės, bet ir šiaip apie žmogaus įvairias naudojamas technikas, kaip jisai, pavyzdžiui, su savo tą savybę susitvarko tam tikrose situacijose ir pamatom, kad, visai geras variantas. Ir atvirkščiai, atrodo, žmogus labai tinka, bet kai su juo pakalbi, pamatai, kad o gal nelabai tinka, ar ne? Tai vėlgi reikia suprasti, kad ką matai iš to bendro paveikslo, iš tų skaičiukų yra viena, bet būtinai reikia turėti dar pokalbį su žmogum, įsikonkretinti, įsigilinti ir tada labai gali pasikeisti tas paveikslas ir to kelių sekundžių pirminio įvaizdžio tikrai gali neužtekti, jisai gali labai pasikeisti. Tai ko gero, po truputį jau rezumuojant ir tą mūsų pirmąjį pašnekėsį, norisi prie tokio esminio klausimo ar nueiti. Tai, mes čia kalbam apie tai, kaip turėtų būti ir kaip mums atrodo, kaip būna, bet visgi pasisamdo žmogų tai vadovai. Ir mes su jaisgi šnekame. Tai ką jie sako po kurio laiko, kai darbino žmogų ir tam žmogui buvo jau atlikti testai, ar ne? Aš irgi turiu savo nuomonę, įdomu, ką tau sako, nes tu tikrai lendi labai giliai į testų įvertinimą su jais. Šiaip man didžioji dalis klientų, kai aš paskui darau jam kažkokius kitus jau testavimus, tai prisimenam buvusius prieš tai testavimus, tai turbūt virš 95 atvejų sako, kad tikrai kaip testas parodė, tai žmogus toks ir yra. Ten jeigu žmogus draugiškas, tai jis tikrai draugiškas, jei žmogus atsakingas ir taip toliau. Bet kartais vienas pavyzdžiui, toks buvo ryškus atvejis, kai žmogus labai parodė priešingą variantą. Jisai turėjo labai stiprius protinius gebėjimus, buvo pažengusių lygmenį, jisai turėjo tinkamas savybės, bet jisai visiškai negalėjo integruotis į komandą ir net nepraėjo to, sakykime, bandomo laikotarpio, ar ne? Už tai mes vis laik ir sakom, kad testai ne 100% prognozuoja, ar ne, bet, labai, kaip sako, rimtą dalį, ar ne, ten 50% ar panašiai, jeigu abu testus padarai, bet tikrai ne 100%. Nes vėlgi yra žmogaus įpročiai, yra aplinkybės ir panašiai. Galbūt tam žmogui, pavyzdžiui, kažkokia iškilo gyvenime krizė, pavyzdžiui, išsiskyrimas kažkoks, ar ne, jisai patiria daug skausmo, daug širdgėlos ir aišku, kad tai, labai stipriai jam trukdo dirbti. O gal žmogus kažkokį įprotį turi, ne, dabar irgi populiaru yra visokie narkotikai, alkoholiai, ar ne, gal žmogus įklimpa į kažkokį priklausomybę, ar ne, ir nors jis labai gabus, labai stiprus ir turi savybių gerų, bet tiesiog jam trukdo kažkurie dalykai. Taip, visi kultūriniai arba, sakykime, gyvenimiškos tos situacijos, kurios yra po žmogų, yra ta dažnai nematoma pusė, ar ne, kur dalis kandidatų patvirauja, o kai kurių dalykų tikrai yra ir neetiška klausti. Taip. Mes dirbam profesionalioje erdvėje, ar ne, ir tu niekad nežinai iki galo, kiek padaro įtakos, nes iš vienos pusės tarsi paradoksalu vėlgi, ar ne, mes galim šnekėti, kaip mano sveika gyvensena ir sportas daro įtaką mano rezultatyvumui, bet kažkoks vis tiek dar yra lengvas tabu kalbėti, kad gal ne visai geri dalykai, kažkokias krizės, santykių, nesutarimą ir panašiai, irgi daro įtaką taip pat mano darbo, ar ne, tai tu niekad iki galo iš tų dalykų nežinosi. Tai ko gero, manau, svarbiausias dalykas, kalbant tiek apie testus, tiek bendrai apie tą profesionalų atrinkimą žmogaus, tai yra, suprasti įrankių galimybės, kad tam tikri klausimai irgi išmatuoja tam tikras tas kompetencijas, ar ne, kai kurios klausimus reikia pagilinti, kartais reikia atlikti testus ir tikrai žinoti, kad ne viską tu gali irgi atsakyti su vienu klausimu, kaip seniau būdavo populiaru, ar ne, ten užduot kokį su stresu susijusį klausimą, kad niekad nepamiršiu tų atrankų, kuriuose irgi būdavo, kad klausimo, kodėl šulinio dangtis apvalus. Tu išmuši žmogų iš vietos ir ką tu pamatuoji? Tu pamatuoji jo greitą reakciją, bet nei loginio mąstymo, ko gero, tu nepamatuosi, nei ten, sakykime, kažkokių inžinerinių kompetencijų ir panašiai. Tai va. Žodžiu, temų tikrai turim daug. Manau, pirmam pašnekesiui užkabinom tikrai keletą įdomių temų ir pratęsime sekančiuose pokalbiuose. Tai ačiū tau. Ačiū, Matai.